atvariau į gražų veitėkį ir galvoju, noriu padaryti vidosiką. Tiesiog galvoju, padarysiu TikToką, Reelsus, YouTube, žinai, tas šortus įmeso kažko. Bet atsisėdo, žinai, galvoju, paklausęs, ko aš norėčiau pasidalinti su žmonėm dabar, vat, autentiškiausia būnant šiuo momentu. Ir tiesiog atėjo mintis, tokį šnekorniek. Kaip vis laik aš dalinus, kaip aš būnu, žinai, aukšto būseno. Taip, būna aukštą, žiaurės, smagiai jautus, labai, žinai, vibrauju labai aukštą ir skleidu tau tam pat, žinai. Ir tas ir gera, nes aš to nenoriu daryti, kad, žinai, skleis gerą energiją. Bet, žinai, kaip ir bet koks kits dalyks, vis laik to ir savo ir kietą poesi, žinai. Mane to ir dvi pusės. Ir kai būnu, žinai, žemesnio būseno, aš vengiu daryti kontentą, aš vengiu kažko daryti, žinai. Nes, aš nenoriu to dalintis, čia irgi būn galvoju vis tiek asmeninis, toks labiau kaip iššūkė, žinai, asmeninė, per kurius einu. Bet dabar jau tūs toks biški žemiau ir galvoju šitas puikiai progą pasidalinti. Tiesiog, kas eina per mintis, žinai, kad būn žemesnį būseną. Kokius dalykus čanelin, kad būn žemesnio būseno. Ir iš esmės tas vidosiks buvo mintis, žinai, niekas apie nieką. Visiškai apie nieką šnekėti kažkam tiesiog. Bet, žinai, irgi noras man būti savim, žinai. Būti savim kiek išėm. Daryti to, ko mylu. Ir kiekvieną dieną, žinai, būn kartais gauni paklausęs, o ko aš mylu? Kas man patinka? Ko aš noriu daryti, žinai, savo gyvenime? Ir tada, žinai, pergalvoju. Pamenu, praeitas metas buvau labai smagiai, žinai, kaip tik pradėjau laikinai esat. Iš niekur niek, žinai, užsikūriau. Žiaurė, variklis gerą dirba. Paskui žymus parėtų žemesnis būsens ir biškai apstojau dirbti, galvoj. Atrodo, kaip darbs, žinačiau. Taip toliau. Ir po to kartą kažką apie apstojusias. Nedarau labai daug. Taip, kada gaunas. Ir, žinai, pastebėjau, kad kažkaip kitaip, žinai, viskas ir kitaip, nes, nieks nebus taip pat ves laik. Viskas keitas pastoviai, tas ir svarbu suprasti, svarbu priimti. Kartas nesinori, žinai, priimti, kad viskas keitas. Dalykai ir kitokie negu anksčiau buvo. O, kažkad jau tau step smagiai dabar nesijaut, kodėl? Kodėl nebegali taip pat būti, kaip anksčiau buvo? Klausimas, kad dažnai paklaus savo galvą, žinai. Bet tas nėra dalyks, katras tai prives prie didesnių dalykų. Nes jeigu nebūtų gyvenim iššūkių, jeigu nebūtų augėjama kažko, tarkim, nebūtų sunkumų, problemų, žemesnių būsenų, taip toliau, kažkokį tai dalyką, kas verta tavi augti, tu iš esmės neaugtum. Tu ten būtum vis laik ten pat, kur turėsi. Ir žmonės, ir aš asmeniškai, mėgstu susiciklinti ant specifinių dalykų. Kad, ką buvo anksčiau gera, kodėl nebegalim vėl būti kaip anksčiau. Ir, žinai, į gyvenį atrodo praeitim. Gyvenį prisiminimas, kaip tada buvau zaibys, kaip tada buvau tas, huijena jaučiaus ten, tas vyko tep. Dabar ir kitep, dabar nesijaut tep, dabar nėr tep. Dabar naujas iššūkis, naujas emocijas, naujas dalyką, ilgesnį, trumpesnį, skirtingi tiesiog, žinai, viskas į kitep. Ir ko noriu paminėti svarbiausia ir kad, jau sakiau kontek, bet jeigu nėra tų sunkumų, nėra tų kažkokių iššūkių, žinai, tų žemesnių būsenų, tų klausinėjim savęs, kodėl? Kodėl aš? Kodėl mane? Bet koks dalykas, žinai, bet koks sunkums, bet koks klausimas. Jeigu nebūtų tų dalykų, tu neaugtum, tu sėdėtum veito ir gyventum tiesiog ten pat,
kur tu neaugtum, netobulėtum. Bet kas ir keista, kas ir smagu iš esmės irgi, kad visą tą visą laiką keitas. Čia ir taisyklė, kad nikad nesikeis. Va, ta taisyklė nikad nesikeis, kad visą tą visą laiką keitas. O tu esi visą tą. Tau būsina ir visą tą. Tau mintis ir visą tą. Tau smegenys ir visą tą. Tau plaukai ir visą tą. Dongus ir visą tą. Absoliučiai viskas visą laiką keitas. Tu negali pažiūrėti tom pat sekundį į debesis. Tada dasik pažiūrėti kiek sekundį debesis. Ir nebus lygiai taip pat, ką buvo prieš sekundį. Viskas keitas. Ir ką tu supranti, kad viskas keitas, tad supranti, kiek nelogiška, kiek visiškai doesn't make sense tau sėdėti žemo būseno, tau sėdėti įstrigusiam ten, kur tu praeitį, įstrėgis buvo, kur tu galvoja, kad, kaip norėčiau būt, kaip tada buvo, čia nelogiška, nes viskas keitas, vis laik. Ir vat netgi čia man gaunas kaip terapija kažkokį, tiesiog paplėpėti, su telefonu. Arba žmogum, katras vibrauni rezonansu šitą energiją man dabar. Žinau, kad tu esi mylims, kad aš tai myliu, kad tau tėvą tai myl, kad tau draugą tai myl. Ne vis privalo ton rodyti, bet meilė vis laik yra. Tu taip pat labai daug žmonių mylėti turėtum. Tu galbūt nežina, kad tu myli. Tu neprivalam mėgti kažko, Mėgti ir nemėgti. Tiesiog ego konstrukcija, ego iliuzija, bet meilė ir pamata, ir visatos pamata. Tu iš savęs esi meilė. Tu iš savęs, įsivaizduok, tu dabar esi šitą fizinį realybę ir kaip pritrauktas su kokias 5 padidinim stiklas viens sunkiai sudėti ir tu matavot. Tu patiri, kaip tu žiūri prie savo akis, tu matai 108 laipsnių. Tai tu, kaip tu atitrauki tas vis padidinim stiklus, atitrauki, pamatai visą didelį paveikslą. Pamatai, kad viskas ir susijungi. Pamatai, kad tu esi meilė. Tu pamatai, kad tu visas iš meilės esi. Tu negalėtum egzistuoti, jeigu meilės nebūtų. Tu esi meilė, tu esi šviesa, tu esi tiesioginių žodžių prasme šviesa. Tu esi tas consciousness, tas sąmonė, kad yra animaun absoliučiai visko ant šito viso to. Tu susijungi su visko, absoliučiai. Mačiau tai videos tik vien. Prieš kažkiek laik čia žiūrėjau, nebeatsimenu, bet buvo žodžiu taip papasakot, kaip mes esam susijungę. Tai dabar įsivaizduok ir linijas, aš tau bandys paaiškinti dabar. Šitas fizinis asmuo, čia esi tu, Fizinė asmenybė, linija, Virš tos linijos, tada eina tau aukštesnis protas, tada eina tau virš siela ir tada eina dar 4 linija, kur ir galim sakyti the one, tas vienintelis, ta vienintelė consciousness sąmonė, ta prasme, tas, kas mes visi ir esame, Visi esame iš to pačio vandenyno, tas didžiausias vandenins, kur mes esam tie maži lašiukai išskirstyti iš to pačio vandenyno, Tai vat grįžtant prie fizinės asmenybės, tavo energinis kūnas, taip išeina iš šonus, fizinis energinis kūnas išeina, bioenergetika išeina į išorį ir susijung, tarkim, būn su kitu žmogu Ir jūs abiejų energijos taip pat išeina į išorį ir susijung viena su kita. Tarpi čia. Susijung. Ir tada jūs aukštesnių aš dar platesnis ir paėmėms, kad reikia irgi susijung. Ir jūs aukštesniai aš susijung ir grįžti į visą šitą vandenyną. Taip pat kiekvienas daiktas šitas. Pagaliuks. Taip pat tai visi tas dongus. Taip pat tu, man meilė. Taip pat absoliučiai viskas, ko tu netgi pagalvoji. Kiekviena paralelinė realybė. Visas visatas, katros egzistuom, viso paralelė. Visas sielas. Visas nefizinis būtybės, fizinis būtybės. Ultra fizinis būtybės. Jeigu taip pasakiau, palauk. Nežinau, lietuviškai kaip ir, bet ultra extraterrestrial,
kur yra iš visų visiškai kitų paralelių, ne fizinis būtybės. Viskas, kas yra įmanoma. Iš esmės, absoliučiai viskas. Esi tu. Ir tu turi to ant savo priminti. Dėl to, žinai, darau iš tom video, nes, ta prasme, savo sakyti, tiesiog, žinai, savim šnekėti ir sunkiau negu įsivaizduoti, kad bendrauji su kažkuo. Nu, nes aš iš tikrųjų ir iš esmės bendrauju su kažkuo. Kažkas tikrai šitas dabar žiūri 10 minučių, 30 sekundžių, visiškai needitinta vidosika, įmesta tiesiog šiaip savo. Ir kiekvienas dalykas, kas tau gyvenim, to ar priežastį, viskas ir susijungiant, viskas to ar pamok, kad tu gali žvelgti, kad keiti tavo būseną. Ir kartais mes pamirštam tą dalyką, kartais mes užstringam, kartais mes grįžtam į tą 3D iliuziją, tą ego iliuziją, kad paperkmamis eilinį kartą. Kaip man, dažnai užein. Netgi dabar buvau, kol aš nepradėjau šnekėti, tiesiog, kad aš man atrodo, kaip voverė čia, arba paukštis kažkur prapatyriau. Pamečiau mintį. Visi esam susijungę. Ir tas suvokiems, žinai, leid priminti savo, priminti kitam, pasakyti, kad tu myli ton žmogų. Neprivalai ten kažko jausti, ten bebrotiškas stipri ton meilį. Kaip jau, jeigu tu išves net nesuabejoji ir pasakai, ką myli, tai ir jau daug. Jeigu tu suabejoji ir pasakai, ką myli, tai jau ir daug. Tau net nereikia sakyti, užtenka pajausti. Nes vis gyvenimas, viskas eina iš jausmų. Ta prasme, absoliučiai, viskas iš jausmo eina. Viskas yra jausma. Tavo siela, tavo aukštesnys aš, pats to iš esmės. Bendrauji su savo šitas fizinį dalim šitas, kad ir kaip naga didžiaus. Įsivaizduok, tu turi visą kūną savo, ne fizinį. Įsivaizduok, tau vis tas dabartinis fizinis kūnas, esi aukštesnysis tu. Ir tavo ta šitas fizinį dalis, kur tu dabar šioje fizinė realybė inkarnavas, ir kaip naga didžiaus. Tuok maž dalelį. Ir tu siunti 98% tau visos esate siunt tau gairės, siunt tau žinutis, siunt tau pasako, ko tau reikia daryti. Per jausmus, per emociją, per susidomėjimą, per aistrą, per jaudulioką. Ta intuicija vadinamoji. Bet kad anon išmokti išklausyti, reik duoti savo šiek tiek laiką savistabai, šiek tiek laiką sąmoningumo. Prisiminti, kad tu esi čia ir dabar. Tiesiog esi. Ne dėl to, kad tu turi kažką šitą padaryti. O, kon tu veiki gyvenime. O, kon tu dirbi gyvenime. Man nieko nedirbi, tai kon tu čia veiki gyvenime. Ne dėl to, tai dalykai yra kraštutinumą patys žemiausi ego dalyką. Įsitikinimą. Tu esi čia vien dėl to, kad tu esi. Tau užtenka būti. Tiesiog prisiminti, kas tu esi. Pabandyti įsivaizduoti, koks ir gilesnis jausmas, mintis, suvokiems, kas tu esi. Pabandyti įsivaizduoti savo pilną esatį, aukštesnį aš. Pabandyti įsivaizduoti savo viršsielas esatį. Pabandyti įsivaizduoti savo pačios tikruosius, originaliuosius būties esatį. Kad yra susijungus su viskau. Absoliučiai su viskau. Fizinis, materialistinis, nefizinis, nematerialistinis, energetinis, bioenergetinis. Ta prasme, matoms, nematoms, spektras, nespektras, garsas, negarsas. Visi tie dalykai. Tu esi visi tie dalykai. Ir tau tiek te reik. Leist savo suvokti, leist savo prisiminti, kas tu iš tikrųjų esi. Ir leist gyventi per jausmą. Trukas krosdėlį man svaikštų, nes taip per jūsų balę. Grina, kad neištų. Žodžiu, viskas ir per jausmą. Tau aukštesnys aš tau atsiunt emociją, atsiunt jausmą, susidomėjim kažkokį, liūdėsi kažkokį galbūt, kažkokį gal jauduliuką, aistrą, kažkur judėti, kažką daryti. Nors nesijauti gerą, nors nesijauti taip, kaip turėtų tau ten būti, kažkaip, kaip tu įsivaizduoji, ten ir tavo ego iliuzija. Tavo ego įsivaizduoji ir kaip nardymą akinė. Ani gali tau kom padaryti, vienintelį funkciją atlikti, leisti tau matyti po vandenį. Viskas. Jeigu tu savo ego, savo nardymą akiniams sakysi, davai,
Parodyk, kur man eiti, kaip man jaustis, kon daryti. Suplanauk ton, padaryk ton. Tau tie akiniai gaus tiek spaudimą, kad jį sutrūks, kas atsitiks tada, akiniai sugesiniai. Tu nebematysi niek po vandenį. Vienintelis tikslas tau ego ir leis tau patirti. Tu nežinai, kaip dalyką įvyks. Tau fizinis smegenys net negali įsivaizduoti, tikruosis esateis, tas visas galimas probability, tas paralelinis realybės, katros gali egzistuoti, katros jau egzistuoja čia ir dabar, katros tu pasirinksi pagal savo pasirinkimus, katros sukurs dar daugiau pasirinkimų ir taip toliau. Esmė ir tami, kad tau aukštesnys aš tau atsiunt emociją ir jausmą. Uns ir planautos, uns ir įsivaizduoju, kaip sobinis valys, un žemės čia sėdėjo biškai. Tau aukštesnys aš įsivaizduoju ir kaip un kaln viršūnis šitas, un žvalgos, un žiūr, kur man reikia eiti, ko man reikia galvoti, kur man reikia judėti. Jis visko žino, jis visko mat, kur ten duobė, kur ten geras kelias, kur ten sėkmė, kur ten gausas, kur ten negausa, kur ten mirtis. Kaip tu priešinkarnuojansi šitai fizinį realybę, tu pasirenki, kokiu laiku tu gimsi, kokiu šeimą tu gimsi, kokius iššūkius tu pasiimsi ir kada netgi tu numirsi, tu pasirenki. Vis ton keltą aukštesnys aš žen ir visas galimas galimybės, visas paralelinės realybės kontų galėtum pasirinkti, visas tus dalykus on ženai jau ir suplanais. Tai esi pats tu iš esmės, aš kreipus kaip kažkon kitką, bet reikėtų tai laikyti pačiu savi. Ir tas suvokiams, kad tu šitas esi kaip naga didžiaus, tiek susireikšmini, tiek įstringi kažkur pasąmonė, pamiršk, kas tu iš tikrųjų esi ir pasiklysti atrod gyvenime, kur tau nieko nereik daugiau kaip daryti, kaip tik pabandyti pastebėti savo emocijas, pastebėti savo jausmus. Tu savo daudi gairis per jausmus, per emocijas. Ir tai belenkiai smagu. Pavyzdžiui, aš šiandien nenorėjau kažkodėl. Gal viduosik daryti, galvojau, gal varyti, viduosik padaryti kažką. Sėdu, atsikėliau vėlą, šiandien tai toks gloomy mood, Ir kon veikt galvoju. Gal su dviračiu varyti, gražus oras, darb nereik šiandien. Ir to žiūriu lys. Davai varau, niek nežinau, kas bus, nežinau, ką bus, nežinau, kur bus. Nežinau, kur važiuoju, kažkur toli gal, netoli, nežinau, tiesiog važiuoju. Ir labai toks leisgyvs išvažiavau. Ir atvažiavau, šitas gražiai veitradau. Pasiklausiau gamtos garsų. Tiesiog kėlą mintis iš niekur nieko padaryti šitas 18 minučių video. Ir tiesiog, ir tas jau man būsant pakėlė, ta prasme aš nesijaučiau taip gera, kaip jaučiaus prieš darant video ton. Per 18 minučių. Tiesiog išreikšti savi, keikiau iš šiandien. Sutikau tai kveiną, merginą, kad man davė, irgi daugiau pasitikėjom savim, gilesnį suvokimą. Ir kad radai tokių inspiracijais, kad būti savim daugiau. Nes, tarkim, aš kūrų content, internetą, taip toliau, iškart, ego sako, tu turi, laikytis reputacijais, kit žmonės pagalvos, jeigu tu elgsiais 100,000%, kaip tu esi, Taip toliau, bet, va tai dalyką tai išgozdin, ir nelei tau judėti į priekį. O kon aš turiu omeny, tai ir, širdžiai, aš nesikeiku, daug, tipo. Bet būn, moment, kur aš, tarkim, norėčiau pasakyti ten, blėt, pizdėt, ten, arba kurva. Bet aš nesakau kažkodėl, aš atsilaikau ir, tada ton savo šveisą, kad aš ir esu, aš man užtomsinu, užtomsinu ir užspaudu, bandau ton, ką čia pasakyti, įsivaizduok ir, rezervats vandens, katras ir užtvert, ir tu nori praleisti tam vis vandenį, kad tas vis vanduo tekėtų, bet tu tik tas daudi mažą šlangą tam vandenio praeiti. Tai kas atsitiks? Ta šlanga negali ant tiek vandens praleisti, tos energijos tiek praleisti,
kiek būtų, tarkim, koks nors ten duris dėdelis, kad atvertum, jeigu leisim savo 100% būti savim. Ir to bandau vystyti dabar. Būtent, man atrodo, čia pats pirmas žingsnis, vos ne pirmas žingsnis vystyti to, tiesiog būti savim ir leisti tiesiog savo nusikeikti, leisti savo pasakyti kažką anglišką galbūt, jei kas nors kitas nesupras. Irgi ateina, žinai, mintis, žinai, kažką pasakyti, noriu šnekėti lietuvišką, žinai. Ir užstring, nežinau, ką pliučko tas žodis, per naują, žinai, vėl daryti ton. Jau iškart dingsta autentiškoms, jau ir vaidyba, žinai, prasideda, bandau per naują, žinai, tom pat. O tas ir kuo mažiau, žinai, kuo mažiau noriu to mėginti, kuo mažiau noriu to daryti, kuo daugiau noriu atsiverti, kuo daugiau noriu būti savim, kuo daugiau noriu patirti savęs, žinai. Leis pamatyti, leis savo įrodyti, kad mano natūral, autentiškiausia versija. Tai, taip, kaip aš šneku, taip, kaip aš darau, tom, ko aš myliu. Toks, koks aš dabar esu, su visas tenas tamsumas ar šviesumas. Ne vien žmogus nėra vadinamasis perfect, ne? Gali sakyti iš tikrųjų, kad mes kiekvienas esam, tipo, perfect, tokie, kokie mes esam. Bet taip, kad, žinai, visuomenės įsivaizdavėms perfect, kad visiškai nieko nėra, ne vien tik žmogaus nėra. Visi kažko, jeigu sako, kad yra neapslėp tiesiog. Mes vis turėjom savo iššūkius, vis turėjom kažkokius dalykus, kur nenorėjom, žinai, visuomenė galbūt rodyti. Nenorėjom sakyti, kad mes ton darom, arba mes ton mėgstam, žinai. Nes kitkom pagalvojus, žinai. Čia yra vėl ego konstrukts. Ta visuomeninis įsitikinėms nuo pat, žinai, mažų dienų ir per ves gyvenim, žinai, kapeiniai, iki susikūrė, ypač dabartinė visuomenė. Susikur tik bloką savo, kad rantų uždėdė automatiškai, net nebegalvoja apie man. Bet jeigu tu esi sąmoningas pakankamai, jeigu tu savistaba domys, tau nereik domėtis net vienu. Tau užtenka tiesiog pabūti čia ir dabar minuot laiką. Ir leis savo tiesiog būti savim. Nesvarbu, kur tu prieš prezidentą šnekiesi, ar tu būsi kokiam kabaki, ar tu tenais, žinau, ten kokiam Amsterdame, rodnų žibintų kvartalį su kokias tenas tas prostitutas daudys. Ta prasme, čia žiauras pavyzdys, ne? Bet vantėjko, ta prasme, tu leisti ir būti savim, žinai. Leist savo mylėti taip, kaip tu myli. Leist savo daryti ton, ko tu myli. Leist savo šveisti, kokį šveisą tu ir esi. O dabar, žinai, pasakiau tam nesąmonę apie Amsterdam rodnų žibintų kvartalus taip toliau. Ir, žinai, atrodo, norėčiau tam dalį dabar iškerpti. Bet kažkodėl man netėjo į galvą tai nesąmonę. Ir pasakiau, žinai. Ir dabar aš praktikuoju ton autentiškom, praktikuoju ton tiesiog leidėjom savo būti 100% tas, kas aš esu. Leidėjom savo tiesiog pasakyti whatever, man. Jeigu tu vieną dalyką bent jau pasiimsi iš šitą visą 25 beveik minučių vidosik, pasiim ton, kad aš tai myliu, tai esi mylims, tai esi šviesa, tai esi viskas tas, kas yra, tai esi visata, absoliučiai viskas yra susijungiant, absoliučiai. Ir neleisk jokių būdų savo ego konstruktams, įsitikinimams, tai visus spausti, tai visus žeminti, nužeminti, tai kažkur ten abejoti apie savi. Abejoti, ar aš teisingai elgus, ar aš esu tas, kas, kaip kiti tikas iš žmonės, kas aš turėčiau būti. Tai esi nuostabi siela. Tai esi perfect in your own way. Niekad neleisk kažkino tomsą aptemdyti tavo šviesą. Tai teik bus apie man grina tas vidosik, jau čia te vadinsas niekas apie nieką. Arba viskas apie nieką. Niekas apie viską. Žodžiu, kažkoks jau dabar yra. Tai va. Dėkui, kad išklausė.